Išėjęs pirmą kartą, labai aš internete žiūrėjau jo darbus, labai įdomi tematika, todėl tikimės, kad jis mums daug ką įdomaus papasakos. Nu, čia šalia manęs yra profesorius Libertas Klimka, kuris yra etnologas, o pranešėjas yra, kiek aš supratau iš darbų sąrašo, labiau mitologas. Tai tos dvi sritys yra surištos. Nu ir aš manau, taip sakant, diskusijoje ir pranešime tas ryšys vienaip ir kitaip atsispindės. Nu tai galim pradėti turbūt, jau yra 19 ir 1 minutė. Ar galima man dar porą žodžių pridurti? Kaip? Porą žodžių pridurti. Prašau. Norėčiau pasakyti prieš pradedant seminarą, kad žmonių, kurie save gali pavadinti mitologais, tai yra labai nedaug. Ir tai liūdnoji pusė mūsų tyrinėjimų savosios kultūros. Iš tikrųjų, tų žmonių, kurie pratęstų iškilių mūsų mitologų, turiu omeny Greimą, Gimbutienę, paskui vėlesnė karta tai Vėlius ir Beresnevičius. Tai štai labai būtų svarbu, kad ta tąsa darbų būtų išlaikyta. Ir šiandien mūsų svečias tai iš tikrųjų yra iš tų žmonių, kurie gali, turi potenciją ir tikrai dirba ta vaga, tikrai. Tegu neapgauna jūsų jo šukuosena ir aprangos kodas, tai yra labai solidus žmogus. Ir jo darbai iš tikrųjų labai yra solidus. Studijavęs tiksliuosius mokslus, paskui jis tapo filologu ir žodyno tyrinėtojas, nes pakliuvo į be galo rimtą mokyklą, yra pasaulinio garso mokykla, tai Vladimiro Toporovo mokykla, ir štai toj mokykloje jis, man atrodo, subrendo kaip tyrinėtojas, jo disertacija jau buvo iš mitologijos ten parašyta ir puikiausiai apginta. Taigi, iš tikrųjų, tas įdirbis ir galimybės toliau plėtoti tyrimus yra milžiniškos. Šiaip Razausko knygą skaityti yra nelengva, tikrai pasakysiu, nes jis kaip filologas pasineria į tų daugiaprasmiškumą kiekvieno žodžio ir dar be to mėgsta tarptautinius žodžius. Tai aš jūs užjaučiu, jeigu jūs jau skaitysit knygas, geriau pakviestų taip į viešąją erdvę. Pastaruoju metu jis jau dažniau rodosi viešoje erdvėje ir aš manau, kad tai labai gerai, jis įpras ir žmonių kalba pristatyti tyrimus, kurie mums labai reikalingi ir savo įžvalgas. Taigi tikrai aš linkiu, kad šiandien mes aktyviai paklausinėtumėm ir mes neaptarėm prieš pradedant seminarą, kokia bus ta plotmė kalbos, bet aš manau, kad tai viską turbūt galima pakreipti vienaip arba kitaip, tai kas mums visiems rūpi. Na, aš manau, kad jis paneigs kai kurios mano teiginius čia pat ir tuo bus mums įdomiau. Labai gerai, kad už įvadą padarė, tai šiek tiek susirantavom. Labai gerai, ačiū. Na ir aš manau, kad mes visi galėsim turbūt kaip seminaro metu laisvai taip elgtis ir laisvai diskutuoti. Esam laisvi žmonės laisvoj šaly. O tai, bet kadangi jūs užsiimat ir šiek tiek arčiau kaip etnologas prie mitologijos, tai bendrai gal galėtume dar kelias minutės paskirti tam. O kokia padėtis su mitologija bendrai Lietuvoje po Vėliaus mirties? Gal kartais
Arba pats... Jau pranešėjo pranešėjas. Taip, gerai. Tai būtų kalboj. gerai, kad Jeigu ne, pradėtum. tai aš tikrai pabandysiu savo nuomonę pasakyti. Aš galvoju apie kitką kalbėti visai. Tai Taip. išpuls man kažką apie tai pasakyti, gal ir pavyks, bet galime ir dabar pasakyti. Ko mums turbūt labiausia trūksta, tai kad nėra mokyklos arba grupės, kuri burtųsi ir kuri galėtų tarpusavio diskusijose šitos mitologinius dalykus, visas vingrybės ir sudėtinybės nagrinėti. Tai šito mes neturime ir labai menkos pajėgos. Iš tikrųjų, tik keli žmonės taip profesionaliau dirba šitoj srity. O ar nėra valstybės institucijos, kur kauptųsi medžiaga ta, tokios ryties, sakysim, mūsų institutas, kur tautosaka... Šaltinis turit omeny. Taip. Šaltiniai, žinoma, jau yra sukaupti. Ir dabar, ką mes galim pridėti prie tų šaltinių sukauptų, tai labai nedaug. Na, sakykime, koks nors Vykintas Vaitkevičius plaukdamas Nerim, ten pakrantėse su žmonėm kalbėdami, dar kažką tai sužino. Kažką tai išklausinėja, bet tai labai jau atsitiktinis dalykas, netgi gyvenant ten kur nors vietovėje, galima gal kažkokį trupinėlį apie vietovę, apie kokį nors pavadinimą sužinoti, bet praktiškai tai jau labai sunku rasti kažką tai naujo, kas dar būtų neįdėta į archyvus. Archyvai yra, bet nėra pajėgių žmonių tos archyvus naudoti. Ir su etnologija tas pats, štai nuo praeitų metų jau Lietuvoje nebeliko aukštųjų mokyklų, kurios rengtų etnologus. Vytauto Didžiojo universitetas vienintelis turėjo specialybę ir nesurinko ten studentų. Uždaryta studijų programa. Klaipėdos universitetas, kuris bendrą specialybę turėjo lietuvių kalbą ir etnologiją, baigė, 4 kursai baigs ir viskas toliau nebus tęsiama. Taip kad mūsų tautos ta esminė, pamatinė kultūra yra labai menkai nagrinėjama. Daug kas tai pradeda tokius, pusiau sociologinius, vadinamąją antropologiją užsiminėti. Tai yra šiuolaikinio gyvenimo peripetijos, tai yra su kultūra susiję, aišku, bet dalykai, kaip mes tą senąją kultūrą dabar eksploatuojam, gal daugiau tai yra tyrimai. Bet pamatinių, kurie tikrai yra dar toli gražu neįsam tam lygmenį, beveik nieks nevykdo. Na, o štai mūsų pranešėjas yra parašęs keletą labai įdomių knygų apie vėją, apie krosnį, nesenai išleidęs. Tai vien iš tokios atrodytų nedidelės temos kaip krosnis, tai galima parašyti labai solidų veikalą. Aš atsiprašau, aš per ilgai kalbu. Pranešėjai daug. Atsiprašau. Senuosius šaltinius irgi galima pasirodo papildyti, nes tos vėliaus rinkinys, tiktais, tarkim, iš jėzuitų, tai buvo tiktais Vilniaus kolegijos metraščių naudota medžiaga, pasirodo Nesvyžiui, buvo ta pati metraščiai. Tai čia paminėčiau pirmoji Vytautą Ališauską, štai turbūt šiuo metu su šaltiniu nepralenkiamas šaltinių pildymo atradimo į Romą, jos šaltinių atrado. Jo. Aš šiaip dėl to, ką gerbiamas profesorius pasakė apie mane, aš noriu jūs labai skaudžiai nuvilti. Iš žodžio solidus čia irgi turėtų išslysti apvali nieko nereiškinti nulinė raidė O ir išeitų slidus. Mano išvaizda, tai maždaug išskyrus tai, kad įsipjojau skusdamasis iš esmės atitinka mano būdą. Aš šiaip tai valkata buvau, jeigu turėjau. Tai čia ir labai kažko rimto čia iš manęs daryti nėra reikalo. Kita vertus, dar toks papildomas dėmuo yra. Noriu iš anksto jūsų atsiprašyti šiandien už nepavyksinčią paskaitą. Dėl to, kad šiandien yra viena iš tamsiausių mano gyvenimo dienų. Nes šiaip tai
jaučiuosi kaip niekad šiandien apgailėtinas, nelaimingas kvailys, kuris tiesą sakant šiame pasaulyje kažkodėl neįsitenka. Ir čia tas dėja turiu dar paprieštarauti ir dėl profesoriaus žodžių, kad gyvenam laisvoj šaly, ir šiandien turbūt nukirto paskutinį mano gyslą tikėjimo, kad yra taip. Aš visiškai netikiu, kad mes gyvenam laisvoj šaly. Dėja, mes negyvenam laisvoj šaly. Ir kaip aš nekenčiau, pavyzdžiui, valdžios, kuo labiau mylėjau Lietuvą sovietiniais laikais, tuo labiau nekenčiau valdžios tarybinės ir buvo labai lengva nekęsti svetimos valdžios. Tai aš dabar lygiai taip pat, gal net labiau nekenčiu mūsų valdžios, su didžiausiu skausmu, didesniu dar labiau, nes jinai yra Lietuvos valdžia. Ir ko labiau dabar mylėti Lietuvą ir gerbti valdžią yra beveik oksimoronas, yra beveik neįmanoma. Žinoma, turiu atsiprašyti jūsų dėl šito kartelio, kurio pilna šiandien mano širdis. Jeigu aš kalbėčiau nuoširdžiai, tai išeitų tik tais kauksmas. Priežastis yra paprasta, tokia, sakyčiau, daug bijau net ištarti, nes jums gali pasirodyti neverta, jūs galite nesuprasti ir tada tik dar labiau jausios nelaimingas kvailys. Paprastai tariant, man po langai šiandien nupjovė 2 mano mylimus medžius. Niekaip nebuvo įmanoma to sustabdyti, nupjovė visiškai be reikalo, kaip daugybė medžių Lietuvoje. Nes galvijai. Turiu aš pasirašęs temą, nors man ir jos nelabai norisi kalbėti, galbūt viskas atvirkščiai išeis, negu pasirašiau. Žinoma, būtų labai malonu nesuprojektuoti savo asmeniškumų, nors aš netikiu, kad tai yra asmeniškumo. Tik objektyvi tikrovė visada nėra objektyvaus, objektyvumas tik subjektyvus, kitokio nėra šiame pasaulyje. Ir subjektyvumas, tiesą sakant, yra objektyvus ir kitokio nėra šiame pasaulyje. Dėl to pernelyg čia skirti šitos 2 dalykus, maždaug čia asmeniškai, tai tu susikišk savo reik, nieko panašaus. Susikišti ne visada išeina, nors aišku nelabai nemalonu, tarkim, suprojektuoti, pridergti kažkokią tai skaidrę, tarkim, gražų sodelį, vien dėl to, kad tau iš vidurių verčiasi visą. Pamėginsiu nepridergti, bet jeigu ką, tai stabdykit ir pamėginti. Buvau pasiruošęs kalbėti, reiškia, apie gal ne visai mitologinę temą, tokį, net nežinau kaip pavadinti, šiaip atvirai šnekant pavadinimą man iš vis nerūpi, nes tai antrinis dalykas. Pavadinimą reikia dažniausiai sugalvoti tada, kai reikia ko nors nekęsti. Vat, reiškia, sugalvojam, kas mes, o tada atitinkamai, kas ne mes, va čia jie, tada mes galim, reiškia, save mylėti, o jų nekęsti. Bet galų gale man va šiandien ypatingai norisi rasti, ką nekęsti. Bet dėja, tikroviai kažkaip tai ne visada, tai iš vis gal net taip nebūna, čia stebuklas, retas atvejis kažkoks tai, kad šitaip galima, kad šitaip atsitiktų. Čia buvo, tai va, čia ir mano tema, nežinau, ar mitologinė, čia kažkaip taip, anksčiau galėčiau esu panašią temą kalbėjęs, kartais taip įkvėptai, pakiliai pavyksta kalbėti, reiškia, ir tarsi man jau atrodo iš to, kaip aš kalbu, kad lyg aš ir pats ir to beveik tikiu. Šiandien man kažkaip neatrodo, gal ne viskas taip, reiškia, pamėginsiu pakartot, ką anksčiau sugalvojau. Na, dėl tų baltų, tarkim, mes lietuviai plačiau vadinamės baltais. Reikia priminti, turbūt niekas nežinote, kad žodis baltai yra sugalvotas 19 amžiaus vidury kalbininko vokiečio Neselmano pagal Baltijos jūrą. Tai pavadintos kalbų, tai pavadinta yra ne žmonės, taip yra pavadinta kalbų grupė. Tai yra iš gyvų likusių lietuvių ir latvių ir jai dar priskirta prūsų kalbų grupė. Nes 19 amžiaus vidury lingvistika, kalbotyros mokslas pasiekė tą lygį, kada pradėjo suvokti kalbų, tarkim,
giminysčių laipsnį, artumą, tolumą pagal vidinės kalbos struktūrą. Tai 3 kalbos, 2 gyvos ir 1 pakankamai paliudyta šaltiniuose, bet jau išmirusi, tai lietuvių, latvių ir prūsų, buvo apjungtos vienu bendru pavadinimu baltų kalbų. Kadangi kalbomis kalba žmonės, kol kalbos gyvos, kol žmonės gyvi, tai savaime mūsų, reiškia, nacionalinio atgimimo laikais kalba tapo labai svarbiu požymiu tautiškumo. Ir žmonės kalbantis lietuvių, baltų kalbomis, lietuvių ir latvių, ėmė save vadintis baltų iš to termino. Bet vis dėlto jo pagrindas yra lingvistinis ir čia į santykį, tarkim, tarp archeologinių kultūrų, reiškia, tarkim, į santykį tarp bendruomenių, tarp kalbinių bendruomenių, archeologinių kultūrų bendruomenių, fizinės antropologijos bendruomenių, tapatybės savimonės bendruomenių, iš tikrųjų yra koreliacijos, tik koreliacijos, bet jos nesutampa. Tai čia būtų visiškai atskiras klausimas, labai keblus ir sudėtingas, bet apie jį nekalbėsime. Kalbėsime apie tai, kad pagal kalbas nustatyta, jog baltų kalbomis, vadinasi, tai pačiai kalbų grupiai priklausančiomis kalbomis žmonių kalbėta nuo Maskvos rytuose ir už. Čia tas už reiškia, kad iš tikrųjų tikrovė yra maždaug tokia, griežtų ribų nėra. Iki Maskvos labai aiškiai dominuoja, tai kalbininkai nusprendė pagal vietovardžius. Prie vietovardžių prisidūrė istorija, nes iki 11 ir 12 amžiais, jeigu neklystu, buvo 2 kartų Kijevo kunigaikščių nugalėti galindai prie Pamaskvy. Ir tie galindai buvo susėti tam tikrais rytiniai, jo, tam tikrais, reiškia, tam tikrais pagal tam tikrus požymius priskirti baltiškai kalbančių žmonių grupės. Tai čia, reiškia, ir kalbotyra, ir istorija iki Maskvos griežtai, o už Maskvos tolydžio irgi, bet jau retėjant, yra dar tokių, kuo toliau, to abejotiniau, žinoma, to pavieniai faktai, dėl jų ten galima įrodinėti, ginčytis, neigti, teigti, paneigti, bet iš esmės tolyn ir rytus irgi dar tų tokių atskirų kažkokių pagal vietovardžių, kažkas to. Tvėrė irgi Virodas buvo irgi ten tų kalbų, mūsų baltų kalbų gyvės, Tvėris, kur Kaliningas dabar. Galbūt. Tvėrė. Taip, tverti, tvaryti ir šiaip giminiški žodžiai, čia sunku pasakyti. Jau čia atskira kalba, kad slavų kalbos yra išsirutulioja iš pietvakarių baltų kalbų tarmių. Prūsų, galindų, jotvingių maždaug, galima taip apytiksliai kalbėti tarmių, manoma, iš slavų kalbos iš vis kaip tokios atsiradė, čia atskira kalba. Tai bet jau skiriant nuo slavų, tai baltai gyveno iki Maskvos rytuose ir tikrai iki Vyslos vakaruose ir už Vyslos atitinkamai. Iki Oderio dabar jau mes brėžiam. Tai panašiai kaip ir už Maskvos, ten retėjant tiem duomenim, iš esmės dar tęsiasi tolyn. Kai kas net mano, kad Berlyno pavadinimas gali būti baltiškas. Bet svarbu, kad jau mažiausiai galim griežtas ribas, patikimiausias ribas, siauras ribas imti nuo Maskvos iki Vyslos. Šiaurėje nuo maždaug Latvių estų sienos, pietuose palei Bugo upę, žemiau truputėlį ten pietryčiuose iki, ten yra Desna, ar ne, ar Seimas, dabar Desna berods yra. Seimas. Ten 2, žodžiu, ten kažkurioje toj upėj, kuri į rytus nuo Dniepro atsišakoja, intakas Dniepro, yra ten tikrai patvirtinti iki tos ribos, nes kai kol dar nebuvo slavų, čia buvo riba tarp baltų ir iranėnų, irgi patikimai kalbinio priemonėm nurodyta. Toliau, reiškia, čia į vakarus, apimant dalį Lenkijos ir taip pat iki Vyslos vėl, reiškia. Štai tokios teritorijos maždaug iki 5 mūsų eros amžiaus yra gyventos žmonių, kalbėjusių baltų kalbomis. Tai reiškia, kad nebūtinai tai buvo viena kalba, tiesą sakant, vienos kalbos senajame pasaulyje įsivaizduoti neįmanoma. Viena kalba atsiranda tik tada, kai atsiranda centras, kuris spinduliuoja, reiškia, savo, be kitų įtakų ir kalbinė. Kai, tarkim, galima pavyzdį pateikti. Yra tokia savoka Sosiūro įvesta beje kalbinis kontinuumas. Tai reiškia, yra tu gretimam kaime susišneki, dar už 2 kaimų jau keli žodžiai neaiškus, bet tu žinai juos dar. Bet praeini 10 kaimų jau nebesupranti, ką kalba. Nėra tos griežtos ribos tarp tarmės ir kalbos, bet maždaug tas kontinuumas tokį dalyką reiškia. Galbūt pagrindinės savokos, galbūt, tarkim, kažkokiam tai
lygyje tos kalbos supanašėja, tarkim, dvarų bendravimo, kunigaikščių tarpusavio santykių, kurie judresni, kurie plačiau mato, gali atsirasti kažkokia tokia bendrinės kalbos tarsi užuomazga tokia. Bet tarmės, žinoma, gyvam pasaulyje visada yra. Panaši situacija yra, tarkim, tarp Italijos ir Prancūzijos. Ten nebuvo kalbinės ribos. Buvo tarmė kaip ėjo, taip reiškia į vakarus einant, iš italų perėmė į prancūzų. Bet atsiradus valstybėms ir įtakoms iš centrų, nusistovėjo, mokyklos pagaliau, vėliau jau čia spauda mokyklos, bet iš pradžio įsakymai eina iš centro, jie eina ta savo, to centro kalba. Ir galų gale, palei tą sieną nusistovė jau skirtumus kalbų. Prancūzijoje prancūziškai, o Italijoje itališkai. Tai tos valstybės jau vėliau tą veikia kalbų žemėlapį. Šitose teritorijose senajam pasaulyje matyti nebuvo. Sunku pasakyti, kur tos tarmės prasidėjo, baigėsi. Paskui didelė tikimybė arba pagal atskirus požymius galima nebejoti, įvairiai galima tvirtinti dėl kai kurių, kad ir kitos gentys baltų kalboms kalbėjo su baltiškai, tarkim, jotvingiai, galindai, kaip minėjau, čia žiemgaliai, sėliai, į rytus mes jau pavadinimų nebežinom, tarkim, bet ten galų gale vėl rytų galindai, bet kažkokios va tokios tautos. Aš čia per daug šitam dėmesio skiriu, paskui nebeužteks esminiams dalykams. Žodžiu, iš vakarų prasidėjo karinė agresija. Tai mes aiškiai istoriškai žinom. Tarkim, kai pasikvietė Lenkai ordiną sumuštą arabų, tai jis, reiškia, čia savo atsiėmė ir prūsus iš esmės krauju kalaviju išnaikino. Lietuva kiek susijėmė, reiškia, čia ta Lietuva vėlgi, lietuviškai kalbančių žmonių buvo ir ta vadinama mažoji Lietuva, apie nadruvius atskira kalba nėra griežtai nustatyta, ar jie rytų baltams ar vakarų baltams, nes čia dar tokia atskira riba. Žodžiu, čia yra niuansai visokie, bet žodžiu, tai bent jau mes istoriškai žinom, kad buvo priešai, grasino, mes kariavom iš paskutiniųjų, gynėmės, reiškia, ties Nemunu sustabdėm ir ties šita riba būt nežūt daugybę kraujo paaukojus, tarkim, jotvingiai išvis išpjauti ten dykrainiai. Akmens ant akmens neliko. Dalis jotvingių kiek pabėgo, reiškia, Lietuvos slapstėsi, prūsų dalis irgi Lietuva atsikėlė. Lietuva, ta prasme, kažkaip čia apsigynė ir besigindama, žinoma, kariškai sutvirtėjo. Tačiau rytuose situacija visai kita. Nėra jokio fronto. Jokie slavai, jokio kryžio karu niekas iš rytų nekariavo su Lietuva. Žinoma, jeigu archeologai kartais pasakys, kad buvo sudegintų, tarkim, piliakalnių, matyti pėdsakai degimo, ten reiškia būta karų, tai reikia turėti omeny, kad karų būta ir viduje tarp kunigaikščių. Kažkoks vienas ar kitas pilis sudeginta nereiškia, kad kažkoks frontas slinko, tai to dar neįrodo. Bet to būdavo ir šiaip užpuolimų ten iš rytų, čia kelis kart skitai buvo atėję, ten totoriai čia kartais būriais, reiškia, kartais savi kovojo, bet totalinės, reiškia, agresijos, vadinasi, iš rytų pusės nebuvo. Kyla, reiškia, klausimas, kada, reiškia, mes nustatom tą, slavai, manoma, pradėjo plėstis iš pietvakarių, beje, iš pradžių į rytus, po to į šiaurę, į šiaurės rytus, nuo 5, ne anksčiau negu 5 amžiui ir kažkur gal ne vėliau negu 8, tarkim, visai tiksliai tokie dalykai nenustatomi. Jau labiau, kad nėra ten tokio kažkokio vieno būrio, kuris nusprendžia, paskaičiuoja laiką ir pradeda judėti. Tas judėjimas vyksta kažkaip taip persikeliant žmonėms, įsikuriant. Esmė tokia. Nuo to, reiškia, laiko, kai tos teritorijos kalbėjo baltiškai, iki to laiko, kai atsirado Lietuvos šiuolaikinė valstybė ir mokslas, kuris nustatė, kad ten baltai gyveno, yra tam tikras keista nežinomybė. Karo nebuvo. Praėjo 1000 metų. Niekas nebekalba baltų kalbomis, kalba slaviškai. Panašus mažesnis modelis galima priminti LDK vadinamąją kunigaikštystę, kurioje, tiesą sakant, lietuviai nemažiau sėkmingai slavėjo. Galima įsivaizduoti, kad tas slavėjimas panašiai vyko jau ir anksčiau. Būtent taip. Klausimas taip, reiškia, kaip dabar atsitinka, būtent čia yra tam tikras, reiškia, kai, pavyzdžiui, vokiečiai ateina, jie arba išžudo, arba ištremia, arba pasitraukia kažkurie, tu žinai, kad čia mūsiškiai, čia svetimieji.
O kaip čia yra? O čia atsikrausto kažkas, apsigyvena, arba, tarkim, Kijevo Rusia per miestus skleidėsi. Ten pirmiausia, negalima užmiršti to Dauguvos ir Dniepro, to vadino kelio į Graikiją variagų, vikingų. Iš esmės Rusai, kurie vikingai galų gale. Igoris, Olegas yra vikingi skandinaviški manoma vardai, nors dėl Olego ne visai aišku, nes Algis gali būti. Taip toliau, žodžiu, kitaip sakant, prasideda kažkokie, jie tada steigia, kuria miestus, Polotskas įsikūrė dar kažkas, tie miestai jau yra rusiški. Rusiški ta vasalinė prasme, feodalinė prasme. Jie kalba slaviškai ir variagiškai, tarp kitko, iš pradžio taip, ne vien slaviškai. Miestas įkūriamas jau Rusios, jis yra rusiškas miestas. Miestą ir teritoriją valdo kunigaikštis dvaras. Aplinkui apie aplinkinius paprastus vadinamus žmonės jokių žinių nėra, nes tais laikais niekas iš viso tai žmonėms nesirūpino. Tai buvo kaip teritorijos dalis, kaip grybai kokie, ar kaip augalai, kurios, reiškia, kaip uogos, reiškia, grybai grybauja kas rudenį, suvalgė ir vėl laukia, kol užaugs. Iš tikrųjų, Kijevo Rusia taip ir valdė, darydavo reidus, kai buvo įmanoma, žiemą, tarkim, kai buvo keliai rogiam pravažiuoti. Rinkdavo duoklę, nepaklusnius primušdavo, užmušdavo, tai tokiu būdu vėl patvirtindavo savo valdžią. Ir taip tie Rusios slavai šitokiu būdu per miestus ir skleidėsi. Mieste yra kunigaikštis vasalas Kijevo, vadinasi Rusas, nesvarbu nuo jo kilmė. O aplinkui nieks niekam nerūpi. Yra įrodymų, kad kryvičiai vadinamieji, pačių rusų metraščiuose yra įrodymų, kad jie yra kalbėję baltiškai ir galbūt apie 10 amžių suslavėjo. Slavėjimas vyksta nuo miesto, kaip tarkim nuo Vilniaus sulenkėjo apylinkės, nes miestas kalbėjo lenkiškai. Taip vadinasi, taip lygiai taip pat kaip nuo metastazių vadinasi plito šita kalba. Dalis milžiniškose teritorijose dar 20 amžiaus pradžioj buvo dvikalbystė. Tas teritorijas mes praradom dėl Lenkų okupacijų. Jeigu ne Lenkų okupacija, Lietuva maždaug trečdaliu būtų didesnė, nes tie žmonės buvo dvikalbiai, jie save netapatino su jokia tauta, jie buvo vietiniai arba baltarusiškai tuteišiai. Beje, dvikalbiai ne lietuvių Lenkų, o lietuvių gudų kalbom. Ir lenkinimas buvo jau ideologinis, vėliau daromas kaip spaudimas, apie tai atskira kalba, nes buvo absoliutus visiškas teroras. Apie žmogaus teisės lietuvių atžvilgiu kažkodėl nekalbam, tik mes visada turim garantuoti jas kitiems. Bet tai nekalbėsiu, perspėjau, kad man šiandien kartėlis širdį. Tai galima taip pasakyti, kad lietuviai savo valstybėje, lietuvių didžiojoje kunigaikštystėje, beje, reikia irgi priminti dar, kad kunigaikštystė nepralaimėjo beveik nei vieno karo. Tai buvo galingiausia valstybė karinių atžvilgių Europoje. Nekalbant apie paskutinius pralaimėjimus, kurie ir tai buvo ne kariniai, o vidaus supuvimo, sužlugimo, kada jau buvo pasidalinta, iš esmės jau parklupdyta. LDK sunyko, kai dingo LDK, pasirodė, kad lietuviai te užima dalį jos. Nors pradžioje jinai įsikūrusi būtent lietuviakalbėse senosios Lietuvos teritorijose. Tarkim, praplėskim šitą savoką. Bet dėl Lietuvos vardo irgi reikia pasakyti, kad dar prieš Mindaugo valstybę Lietuva jau pamaskvy buvo ir manoma, kad tapatintina su galindais. Čia rusų mokslininkai, kurie taip mano. Ir galima manyti, kad Karaliūno remiantis teoriją ir Dubonio istoriko, Karaliūno kalbininko, galima manyti, kad su jokia Lietauka, tiesąkant, vardas nėra susijęs, kad jis pirmiausia reiškia kariauną, kunigaikščio asmeninę kariauną, tai Lietuva arba Leita. Ir jinai nebuvo susijusi su kažkokia konkrečia teritorija, o galbūt galimas dalykas, kad visa šita žemė, tarkim, nežinau, gal nuo Nemuno, kaip ten su tais vakarų baltais sunku pasakyti, o gal ir toliau kažkiek, gal imtinai, gal ir Semba, iki pat Pamaskvio, ko gero, ir buvo Lietuva. Lietuva kaip tam tikro specifinio politinio, socialinio gyvenimo pavadinimas. Tai nereiškia, kad tai buvo valstybė su vienu karalium, nes galbūt nebūtinai, bet tai kosmosas, kuris suvokia save kaip vieną erdvę. Kai, tarkim, paimkim pavyzdį Indiją, ten ir kalbų daug, reiškia, ir tikėjimų daug. Ir tos, reiškia, tų karalių tarpusavio įvairių santykių istorija marga ir ten jie kariavė, viens nukariavo, jos užpuolė vėl, taip sakant, bet tai vis tiek suvokia save kaip vienetą, kaip tam tikrą kosmosą, savotišką civilizaciją, kurioje šitaip žmonės gyvena, nepaisant, kad ir nebūtinai taikoj, bet kažkokiu būdu.
yra tokia fiks idėja, su tokiais mes gudais keliais lietuviškom pavardėm esam šnekėję, kad galimas dalykas, kadangi Krivičiai, tai iš pradžių 20 amžiaus kalbėjo yra baltiškai, galimas dalykas, kad tai yra tiesiog tas pats tų pačių gyventojų kitas pavadinimas. Tai prasme, lietuviai, tai Lietuva leita, reiškia, tai pagal administracinį, karinį, politinę prasme, savivardis, o Krivičiai tai tie, kurie krivaičiai, kriviečiai, kurie Krivio Krivaičio tikėjimą, tarkim. Arba netikėjimą, galima sakyti, priklausę, tarkim, jeigu paklausite, kokį jūs tikėjimo, kas jūs tokie, nu kaip mes, kriviečiai, krivaičiai mes vadinasi. Nes šiaip jau kitos hipotezės Krivičių vardui aiškinti, kaip Krivis yra, kaip baltiškas žodis, Krivis iki šiol neiškelta. Tai reiškia to pagal asmenvardį. Nu, vėlgi mes čia nukryptim truputį į šalį. Esmė kokia, kad šitas slavėjimas vyko ne dėl politinio neatsparumo, ne dėl karinio neatsparumo, o dėl kultūrinio neatsparumo. Tiesiog galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, gyveni, va čia, staiga, kaip va įpratęs gyveni savo tradicijoje, savo rūbai, savo dainos, savo įsikūrė staiga miestas, kažkokie korai, kažkokie žmonės kitą kalbą kalbantis. Ir kadangi ten dvaras, kadangi ten galų gale paskui ir cerkvė, kadangi iš ten išeina įsakymai, iš viso centras gyvenimo, visų žmonių akis vis yra nukreiptos į pilį arba į miestą. Į tą senąjį miestą, kuris yra pilis beveik tas pats. Tai ten yra, jie demonstruoja, taip sakant, madas. Ir kiekvienas, tarkim, snobas, kuris nori pabrėžti, kad miškai aš ne toks kaip tu nerunkelis, o aš esu kažkas, kaip ir mes į Europą gręžiamės. Tik išvažiuoja žmogus, grįžta po 3 metų, žiūrėk, jau su anglišku akcentu kalba. Tai lygiai tas pats vyko 1500 metų, mano supratimu. Tokiu būdu paprasčiausiai šlietis prie miesto, pradėti kalbėti slaviškai, tokiu būdu parodant, kad aš esu jau kultūros žmogus, o ne toks runkelis kaip tu. Iš esmės šitas mechanizmas yra, ko gero, ir čia yra raktas į šitą į virsmą per 1500 metų nuo milžiniškos, nuo didžiausios teritorijos, tarkim, Europoje iki to, ką mes dabar su tokiu pasimėgavimu sadomazochistiniu sakome. Mažytė tauta. Iš tikrųjų. O savo rašto neturėjimas neturėjo reikšmės? Daug yra požymių, tarkim, kultūrinio pajėgumo ar nepajėgumo, labai įvairių. Vienas iš jų yra skirtumas tarp žodinės kultūros ir rašytinės kultūros. Žodinė, sakytinė kultūra, nors jos turbūt kokius 10 000 metų žmonės gyvena sakytiniam kultūrom, bet jinai palyginti su raštu, jinai yra kaip ezoteriška, jinai nėra demokratiška. Vis dėlto, norint į tekstus perimti sakytiniai tradicijoje, tenka mokytis, ir tai yra istoriškai paliudyta, tarkim, keltų, galų atveju, tai apie 20 metų buvo mokomasi. Indijoje tas pats iki šiol, beje, jie nors, bet Indijoje, reiškia, iki šiol yra ir raštas jau porą tūkstančių metų, ir sakytinė tradicija nėra nutrūkusi. Ten iki šiol kai kurie tekstai, pavyzdžiui, Veda, jau bene 5. tūkstantmetis, kaip vis dar jie yra ir užrašyti, bet vis dar jie ir mokomis. Yra žmonės, kurie atskirus gabalus, reiškia, mokosi. Tai yra galima stebėti, ir draugas mano Audrius Beinorius matė, kaip tai vyksta. Iš tikrųjų, tai milžiniška yra kitų privalumų. Platonas abejojęs raštu, nes sakė, kad raštas žlugdo atmintį. Iš tikrųjų taip, bet atmintį žmonės, tai yra didžiulė atranka, žmonės atrenkami pagal atmintį, sakykiniai tradicijai, ir susidaro labai didelis skirtumas. Yra mažas būrelis žmonių, kurie labai daug žino tobulai ir mintinai. Ir milžiniška bendruomenė, kuri, tiesą sakant, beveik nieko nežino, ir tos žinios tampa tokiu, kažkokiu tai neišvengiamai, o raštas pakeičia situaciją. Jeigu tu tik išmoksti raštą, tau visos žinios tampa prieinamos. Tai, bet klausimas kitas, kodėl šita kultūra, argi jinai negalėjo rašto, juk slavai irgi raštą susikūrė, visos tautos raštą susikūrė, tarkim. Bet slavai, tai tam šitas Rusija iš Bulgarų gavo kažkokią. Tai ta senoji slavų kalba, tai bažnytinė slavų kalba, iki šiol pamaldos jie vyksta susentikų. Tai irgi tavotiškas. Sanskritas lygiai tokie pat vaidmenį Indijoje vaidino. Tai yra konservuojantis, kaip konservuojantis ta prasme, kad yra ašis tam tikra, kuri nekinta. Ir atsiranda prakritai, tarmės ten dyla, bet ašis, tarkim, brahmanų luomas, vis tą sanskritą išlaiko. Panašiai bažnyčia, tarkim, stačiatikių išlaiko senąją slavų kalbą. Ir tai stabilizuoja ir pačią rusų kalbą. Irgi sudaro tam tikrą stuburą.
Iš tikrųjų, būtent tą stuburą, apie jį čia dar tikėjus kalbėti, jeigu liks laiko, apie dvasinį stuburą, apie religiją kaip stuburo kultūrą. Tai raštas, žinoma, irgi vienas iš požymių, čia tų požymių daug. Galima kitokius pavyzdžius pasakyti, kai tik Lietuva kur nors iš tikrųjų atsispyrė, energija atsispyrė per kultūrą. Pirmiausia, tarkim, reikia paminėti Gedimino karalystę. Beje, reikia pasakyti, jog Gediminas nebuvo kunigaikštis. Gediminas buvo karalius. Ir kunigaikščiai jį pavertė mūsų neįgalumas. Iš tos pačios, reiškia, iš tos pačios priežasties, kaip mes sakome mažytė tauta, tai taip mes sakome ir kunigaikštis Gediminas. Kunigaikštį karalium vadino visa Europa ir popiežius. Karaliumi vadino Kęstutį, Algirdą ir paskui tarp pusbrolio Jogailos ir Vytauto, Vytautą išvarius, Jogailai už nužudžius, žodžiu, tėvą išvarius Vytautą ir jam ten derybų metu buvo sutarta, kad karališkąją liniją perims Jogaila, o Vytautas liks kunigaikštis vasalas. Čia tik tuo metu Lietuva virsta kunigaikštystė. Tai tarkim, galima sakyti, kad karalius Gediminas, karalystė šitą atsispyrė ne vien ginklu, bet ir savo kultūrą. Tuometinė kultūra, kuri iš esmės pagal Greimo, tai buvo vien to, kad atsispyrė, pasirodė, reiškia, neprastesnė, nežemesnio lygio už tas, kurioms jinai atsispyrė. Žinoma, kitas klausimas, nieks nesavo, kad nereikia rašyti. Galima tą raštą perimti, galima viską perimti, galima viską išmokti. Jeigu tu laikaisi, jeigu tu savo galvos gyveni, tai tu gali viską išmokti. Nieks nieko nedraudžia. Bet visai nebūtina su raštu perimti svetimą kalbą. Antrą kartą Lietuva, tarkim, kai prisiminė savo dvasią ir kultūrą, tai buvo aušrininkų judėjimas, 19 amžiaus vidurys, antroji pusė. Iš nieko prisikėlė, iš esmės aušrininkai ir knygnešiai iš nieko Lietuvą prikėlė, iš dvasios, iš kultūros vėl. Sąjūdis, tiesą sakant, irgi yra kultūrinis judėjimas. Ekonomika šiuo atveju nereiškia nieko, ekonomika yra pilnas, o galvai, tiesą sakant, jis tik sąlygiškai reikalingas. Jeigu galva supranta, kad pilvas yra priemonė, tai tada galima gyventi, bet jeigu pilvas mano, kad galva yra jam priemonė, jau tada gaunas. Ir Lietuva visą laiką į šitą duobę, liguistai į šitą pačią, reiškia, duobę visą laiką krenta. Svarbiausia, vadinasi, ir ne ekonomika visiškai. Manau, kad ekonomika yra ne kas kita, kaip Lenino žodžiais tariant, opiumas liaudžiai. Dabar ekonomika yra pavirtusi opiumų liaudžiai. Kai aš girstu per radiją, nes televizijos mano nebeveikia, kai atjungia šitą. Bet čia atskirai įdomus reiškinys. Labai įdomus reiškinys. Kai atjungia tą vadinamą analoginę televiziją, aš įsikišau seną anteną ir mačiau 3 Rusijos kanalus ir 1 Lenkijos. Be jokių trūkdžių. Tik lietuviškų. Ne. Taigi lietuviai neatsiliko ne tik kariaudami, dar reikia vieną dalyką pasakyti. Buvo tyrimai 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios situacijos demografinės. Sociologinis tyrimas, visiškai moksliškas, ar lietuviai mažiau dauginasi. Kokios šeimos, kiek vaikų turėjo. Pasirodė, kad iš aplinkinių tautų niekiek neatsiliko ir netgi šiek tiek lenkė. Tai noriu štai ką pasakyti. Ne karas, ne ekonomika ir nedauginimasis lemia tautos gausumą. Nes kas iš to, kad jie dauginosi, bet didžiulė dalis pavirto baltarusiais, lenkais, rusais ir vokiečiais. Naivu gelbėti tautą, skatinant gimdyti daugiau vaikų. Kas iš to, jeigu jie dabar vėlgi virs toliau rusais, dalis baltarusiais, lenkais, tiesa dabar labiau lenkais, nes ir baltarusiai dabar jau lenkais čia nori virsti. Kiti vokiečiais dabar mažiau pavojaus, bet tarkim kokiais anglakalbiais, tai būtent dabar tokia situacija, o mes biškai toliau, šiaip marsiečiai, dar perspektyvą marsiečiais virstantys. Norint išgelbėti tautą reikia nedaugintis, o galvoti. Skaityti, mokytis, ugdyti vidinį gyvenimą, tarkim, tokį paradoksalų dalyką pasakysiu. Reikia gyventi taip, kad baltarusiams kiltų noras virsti lietuviais. Atrodo kaip akibraukštas, ne? Bet čia yra atsakymas. Ir jeigu mes gyvenam ne taip, kad baltarusiams, lenkams, kitiems norisi virsti, aš jau nekalbu apie anglus, jau toliau. Jeigu mes gyvenam ne taip, kad, tarkim,
kitam norėtųsi virsti lietuviu, tai mes klystame. Aš turiu galvoj, pabrėžiu, ne kažkokias politinės, ne kažkokias administracinės priemonės, o kažką tokio panašaus į Bitlus. Iš esmės, jūs ne vien kolonijos anglų kalbą paskleidė, ne vien ekonomika suklestėjus, iš dalies ir kolonijų dėka, iš dalies ir vidinio gyvenimo. Lemiamas veiksnys jau vyko gana vėlai, tai buvo jau po antrojo pasaulinio karo. Iki antrojo pasaulinio karo, beje, vokiečiai, prancūzai smarkiai dominavo pasaulyje. Kultūra iš visa vokiška buvo. Kalbotyra ten, jeigu nerašai ne vokiškai, nieks neskaito. O po antrojo pasaulinio karo pasaulį užkariavo, aš sakau, Bitlai truputį metonimiškai, ne vien 4 vyrukai iš Liverpoolio, bet ir daugiau. Bitlai, Pink Floydai ir dar pridėkit kokį nors ten pagal savo skonį. Dėl to, kad jie širdis užkariavo. Tikrasis karas, iš tikrųjų, net žodis čia nebetinka, bet tai yra tas kilnusis karas, tai yra šviesos, tai yra šviesa. Laimi tas, per kurio krūtinėje įsižiebia šviesa. Nes šviesa visada visas gėles, visus žiedus atsuka kaip saulėgrąžas į save. Ir tu gali ką nori daryti, kiek nori įrodinėti ir ekonomiką, kiek nori užkariauti, kiek pajėgi gailėtinai. Ką nori gali muštis į krūtinę, kad mes ten buvom, ten visą Europos kultūrą kažkokie neva tai sukūrėme, reiškia. Bet jeigu nešviečia šviesa, o jos neapgaus, širdies neapgaus, tai nieko ir nebus. Ir tik tai ta šviesa, tiesą sakant, ir yra. Ir viltis, ir laimė. Šitą prasme labai gerai skamba ir žodis švietimas, nors jis tarsi kitaip, bet vis dėlto ačiū Dievui, bet taip to sutapimo dėka, tai iš tikrųjų netoli nuo tikrosios esmės. Švietimas plačia prasme tai nėra mokymasis vien svetimų kalbų, kad savo užmiršti. Švietimas iš tikrųjų yra švietimasis, nes žinojimas atveria akis, atveria akis ir atveria sielą. Žinojimas pačia giliausia, plačiausia, pačia neribota prasme. Gal net čia, reiškia, labai pamokanti šito istorijoje yra lietuvių ir žydų priešingybė. Startinės pozicijos prieš 2000 metų, milžiniška teritorija pas lietuvius, šiek tiek praplėtų šitą savoką, kad nebepainėt lietuviai baltai. Su tam tikrų netikslumų ją vartoja. Milžiniškos teritorijos, didžiausios Europoje teritorijos lietuvių. Ir išvaryti iš savo žemės žydai. Po 2000 metų žydai į savo žemę sugrįžta ir netgi po tokių neįmanomų fizinių persekiojimų, tiesiog fizinio žudimo, jų yra daugiau negu mūsų, kurios irgi šiek tiek žudė, bet tikrai ne taip, kaip reiškia žydų. Jau vien iš šito palyginimo, šitą palyginimą medituojant galima suprasti esmę, beveik daugiau nieko pridurti nereikia. Čia galima irgi dar palyginti, reiškia, vieną tokią, tarkim, trečiąjį Dievo įsakymą Mozei iš Išėjimo knygos. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Ir parafrazę Justino Marcinkevičiaus eilėraščio Vėlyvo vėjo vėliavos iš knygos, atsiprašau, neprisimenu, ar čia eilėraščio pavadinimas. Galvodavom apie dangų, dabar jau neatsimenu, kas ištarė pirmas, neturėk kitos žemės be manęs vienos. Čia labai tiksliai pagauta parafrazė. Neturėk kito dievo be manęs ir tu gali žemę prarasti. O čia sako, reiškia, jau nebeatsimenu, kas galvodavom apie dangų. Apie dangų galvodavom, tai irgi užuomina šiek į viršų. Bet kažkas pasakė, nebeatsimenu, kas ištarė pirmas, neturėk kitos žemės be manęs vienos. Ir mes dabar turim šitos klipelius, apsitvėrę nuo kaimyno ir griaužiam gerklę dėl pusmetrio, kur ta tvorelė turi stovėti. Čia irgi dar vienas atsakymas į Lietuvos tragediją. Yra dvi mirtis, iš tikrųjų. Čia pradėti galima šiuo atveju nuo Mato Evangelijos, kur pasakyta, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Ten toliau kalbama jau metafiziškiau, verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Bet pirmas sakinys irgi yra pats yra esminis. Galima mirti
tik kūnu, bet galima mirti ir sielą. Arba tarkime, kad galima kūnu lik ir gyventi, bet mirti sielą, ką tarkim bandė padaryti Judas. Simboliškai žiūrintis, iš esmės Dievą savyje užmuša. Ir tada galų gale jis taip manė pagyvens, bet iš tikrųjų baigė tai savižudybė, nes nėra daugiau ko. Indijoje, tarp kitko, irgi buvo toks, reiškia, posakis, aš pažodžiu visai neprisimenu, sakyta, kad narsus karys miršta vieną kartą, o bailys miršta dusyk. Nes narsus karys gali mirti tik kūnu. Jis tiesiog gali žūti mūšyje. O bailys pirmą miršta sielą, o antrą kartą vis tiek mirs, nes kur mes nieks amžinai negyvename. Lietuvoje, lietuvių dar lietuviškai, 17 amžiuje dar lietuviškai kalbančių bajorų Žemaitijoje Telšių apskrity yra užrašytos 2 tradicinės lietuviškos priesaikos. Jos pamokančios. Jos panašios kaip variantai, matyt, buvo kažkoks archetipas tos priesaikos. Maždaug taip. Ant to viso kaip teisėjai prisiekėme, taip mums, Pone Dieve, padėk, o jeigu neteisėjai, Pone Dieve, mus užmušk ant kūno ir ant dūšios. Kita panašiai skamba. Ant to kaip teisėjai prisiekiu, Pone Dieve, man padėk, o jei neteisėjai, Pone Dieve, mus užmušk ant kūno ir ant dūšios. Nesvarbu, kad čia dūšės slavizmas, iš tikrųjų, mums svarbu čia yra esmė, kad prisiekiama dviems gyvenimais, dviems mirtims. Čia galim paminėti jau iš 18 amžiaus Jokūbo Brodovskio žodyno toks priežodis, kuris iš esmės priežodis, bet kaip vos maldelės forma tokia turi. Dieve duok mirti, o ne pražūti. Kaip sakant, žmogus, mirtis baisu, mirtis reikia vengti, saugotis visai be abejo, bet dar baisiau yra pražūti. Taigi šitas išnykimas, mirtis gali būti dvejopa, fizinis kūno išnykimas arba dvasinis, vidinis išnykimas. Čia galima paminėti, prisiminti filosofą, sociologą Stanislavą Juknevičių. Aš tiesiog radau jo vienoje knygoje labai va šiuo atveju tinkančius sakinius. Jis taip rašo, fizinis skausmas reiškia, kad kilo pavojus žmogaus kūnui, o psichologinis, kad jo ego. Na, čia aš savoką ego truputį pakeičiau, man tas ego šiuo atveju ne visai čia tiktų, bet jis turima galvoj ne tas savimeilės subjektas, o tiesiog psichinė žmogaus savimonė. Skausmo dydis tiesiai proporcingas kilusiam pavojui. Jei nebus pašalinta fizinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus kūnas. Jei nebus pašalinta psichologinio skausmo priežastis, gali žūti žmogaus, čia jis rašo ego, bet sakyčiau žmogaus siela ar kažkas tokios, tapatybė, kaip mes dabar sakome. Ta pati situacija nesunkiai perkeliama ir bendruomeniai, tarkim, tautai. Vėlgi, čia jo paties knygoje aš irgi ten ir tas perkelimas atliekamas, aš pacituosiu vėlgi. Genocidas gali būti ne tik fizinis, bet ir dvasinis. Dvasinio genocido tikslas sunaikinti tautinę tapatybę. Tuomet žmonių kūnai iš esmės išlieka gyvi, aš dar pridurčiau, čia išlieka pastatai, žemė, netgi dalis papročių, tik nebėra tautos, nebėra vidinės tapatybės. Žmonės liaujasi buvę savimi. Čia, tarkim, aš dar tokių palyginimų pasitelkčiau, kad būtų aiškiau. Pavyzdžiui, viena mirtis, tarkim, uždaroma krautuvė, arba ten kažkas nuperka, arba atsiima, arba čia išvis galima bombą numesti tos krautuvės, sugriauna, reiškia, nelieka, bet tarkim, bet verslas kaip toks, reiškia, lieka, reiškia, jis gali, reiškia, išsinuomoti kitas patalpas ir tęsti savo verslą. Tai čia yra kūniška mirtis. O kita mirtis, pavyzdžiui, žlunga verslas. Namas stovi sveikas, langai užkalti. Čia yra, tarkim, ta antroji vidinė tapatybės. Kažko to gyvo sūkurio, kuris neapčiuopiamas, bet jis visą gyvybę teikia. Tas namas tik to gyvas, kol jame sukasi tas, reiškia, verslas šiuo atveju. Galima, pavyzdžiui, čia aš kadangi, kai ruošiau šitai paskui, buvau dar nusteikęs gerai, tai tokius palyginimus sugalvoju, pavyzdžiui, agurkų verslas žlunga ir toje pačioje krautuvėje įmama prekiauti nebe agurkais, o morkomis. Čia turėtų būti sąmojus, bet atseit, ta prasme, kad toje pačiam kūne galų gale gali tarsi įsikurti. Mes manom, kad žmogaus kūnas, kai jau, čia truputį apie tokius dalykus kalbame, kad, reiškia, tai perėsim bus aiškiau.
Arba kitas pavyzdys, kasetė ir magnetofonas. Dabar populiariau sakyti, tarkim, kompaktas ir grotuvas. Arba dar kitas pavyzdys, radio banga ir radio imtuvas. Du dalykai. Viena mirtis, pavyzdžiui, stovi radijas ir transliuoja tam tikrą muziką. Jums nepatinka, jūs galite, tarkim, ateiti su kokiu akmeniu ir tvoti per tą radio imtuvą ir sutriuškinti jis, aišku, nutils. Bet galima kitaip tą radio imtuvą, galima persukti bangą ant savo stoties ir nieko triuškinti nereikia. Tos stoties muzikos nebėra, jinai nebegroja, jinai iš čia pašalinta, jinai atjungta, kita stotis per tą pačią radiją groja. Arba, tarkim, kompaktas savo, tarkim, galima. Šitas karas perkeliamas nebe radio imtuvas priežastis yra. Priežastis tas, reiškia, visų santykių tarpusavio, tarkim, gyvų būtybių, žmonių, konfliktų ir teigiamų ir neigiamų santykių, tas centras persikelia iš kūno truputį į kitą lygmenį. Tarkim, aš sakyčiau, nebe grotuvai triuškinami, bet kompaktai keičiami. Šitos įvaizdžius pasitelkiant reikia pasakyti, kad lietuviams reikia ne savo potenciometrą, tarkim, ne garsą stiprinti, kas yra ekonomika, ne elektros daugiau, tai yra ne elektrinių reikia, elektrinės iš vis nieko vertos. Reikia savo kompaktą puoselėti, reikia arba savo radio stotį tokią kurti, kad žmonės norėtų ją atsukti, kad norėtųsi tas radio stotį atsukti. Nes jeigu nebenori klausyti, reiškia, žiūrėti nebenori savo radijos, čia beveik, net galėčiau pasakyti, beveik ir nebeperkeltinė prasme, kad kartais net nebegali net klausyti, tai ko norėti tada? Nes radio imtuvai galimybių turi daug. Dabar pacituosiu, aš atsitiktinai skaičiau, taip sutapo Juozą Girnių vieną knygą, bet radau joje žodžius, kurie ištisas pastraipą, kurioje, reiškia, visiškai sutinka tai, ką aš jau anksčiau buvau mąstęs ir kalbėjęs ir parengęs, ir čia įterpiau, tai paskaitysiu, nes manau, kad čia jums turėtų tikti. Kultūra sukuria tautą, nes jai priklauso visi tie ryšiai, kurie sieja tautą. Kalba yra kultūrinė apraiška, žmogiškas gyvenimo būdas yra iš esmės kultūrinis. Aš skaitysiu su kupiūrom šiokiom tokiom. Todėl kalbėdami apie savo lietuvišką kilmę turime mintyje ne atskirą lietuvišką rasę, kurios iš tiesų ir nėra. Čia aš savo perfrazuočiau, ne radio imtuvą. O tą ilgą protėvių eilę, iš kurios gimėme ne tik paveldinami tam tikrą psichofizinį tipą, bet ir perindami jų kultūrinius laimėjimus. Tai yra ta radio stotį. Taigi bendra kilmė išreiškia pačius žmonės apskritai, o ne tik jų kūninės savybės. Ir todėl yra ne tik biologinė, bet ir kultūrinė sąvoka. Todėl aš visiškai netikiu genetiniais savęs tapatybės pagrindais, kur maždaug aptikim, kokių chromosomų čia pas mus daugiau, ir tada žinosim, ar mes tikri lietuviai ar ne. Čia yra kažkoks visiškas kliedesys, irgi beje dvasinio neįgalumo apraiška. Toliau cituoju Girnių. Jei politinio susiorganizavimo nelydi pakankamai intensyvus kultūrinis išsiskleidimas visoje jos srityje, tai ir pasiektoji politinė vienybė nėra pakankamas laidas tautiniai vienybė užtikrinti. Gerai tai žinome iš savo istorinio tragizmo. Nors didžioji Lietuvos kunigaikštija buvo išaugusi į galingą valstybę, dėl nepakankamai gyvastingos savo kultūros ji nebuvo iš vidaus atspari svetimoms įtakoms. Užtat jos šviesuomenė iš pradžių pasidavė gudų bei rusų, o vėliau lenkų kultūrinė įtakai, jau anksti atskildama nuo liaudės, kuri, neturėdama atramos ryškesniai kultūrai, visuose savo pakraščiuose tirpo kaimynų naudai. Nesukūrimas pajėgios tautinės kultūros yra pagrindinė priežastis, kodėl iš pradžių valdė milžiniškus svetimųjų plotus, išbraukčiau šią svetimųjų, nes jie buvo mūsų, savų plotai. Mes virtom svetimais. Dėl to po to pasirodė, kad tie plotai jau yra nebe mūsų. Ilgainiui ne tik praradome nepriklausomybę, bet atsidūrėme ir prieš pačios tautinės gyvybės išblėsimo grėsmę. Šiuo atžvilgiu skaudi mūsų istorinė patirtis akivaizdžiai liudija, kaip esmingai tautinė gyvybė bei vienybė yra susijusi su kultūrinė vienybė bei gyvybė. Tautinė vienybė neįmanoma be kultūrinės vienybės. Kultūra suteikia tautai dvasinę vienybę ir tuo būdu gaivina savo sukurtosios tautos gyvybę.
Priešingai, kultūrinės gyvybės blėsimas drauge reiškia ir tautinės gyvybės blėsimą. Jo tautinė kultūra silpnėja, jos stiprėja svetimųjų kultūrinė ekspansija, neišvengiamai sekama nutautimo svetimon tauton įsiliejimo proceso, sekama. Tautinė asimiliacija vyksta ne kitų kelių, kaip kultūrinė asimiliacija, svetimos kalbos, svetimo gyvenimo būdo pasisavinimu, atsižadant to, kas sava. Visai teisingai amerikiečių sociologai nutautimo procesui suteikia akultūracijos, tai yra svetimon kultūriniam grupėm įsiliejimo vardą. Būdama tautinės gyvybės versmė, drauge kultūra tautai yra jos pašaukimas, suteikęs jos egzistenciniai žmogiškąją prasmę. Na, pavyzdžių čia yra pasaulyje daug. Tarkim, Mirčio Eliade yra prašęs, čia gal ne iš pirmų šaltinių, jis pats nevažiavo, jau remdamasis kultūrinės antropologijos duomenimis, Australijos aborigenų padėtį ir skaudžiai pažymėjo, jog aborigenų pasaulis dėl akultūracijos tapo beveik sugriautas. Ir išlikę aborigenai gyvena su frustracijos ir būties nevaisingumo jausmu. Tai, ką mes pavadintume beprasmybė. Tačiau, kaip toliau tęsia Eliade, degeneracija ir tradicinių vertybių sugriovimas susitikus su vakarų kultūra, tai bendras primityvioms tautoms reiškinys. Čia irgi pamokantis dalykas. Mes neturėtumėm savęs tapatinti su primityviom kultūrom, nes reiškia, kultūriniai skirtumai pradėjo ryškėti gana vėlai, porą šimtų metų. Nekalbant apie, žinoma, galima kalbėti apie įvairius tokius parametrus, bet labai rimtas klausimas, reiškia, kuo remiantis būtų galima pasverti geresnę kultūrą ir blogesnę kultūrą. Žinoma, kai aš jau atstovauju vienai kultūrai, tai visos kitos truputėlį blogesnės, yra žemesnės, jos ten to neturi to, ano, bet su to anon pusėm pamatysi, kad mes turim tą ir tą, o jie neturi to. Čia labai slidus dalykas. Vienas dalykas aiškus, kad kariniai susidūrimai su Lietuva parodė, jog Lietuva nenusileidžia vakarams nei ginkluotė, nei technologijomis ginklavimus, nei organizacija, nes jūs nemanykit, kad ginklai patys kariauja. Tam, kad atlaikyti, tam, kad organizuoti milžiniškas kariuomenės, judėti, kad jos klausytų, tam reikia milžiniškų ideologinių, dvasinių pastangų. Tai čia tapatintis su aborigenais gal ne visai būtų korektiška, bet mūsų pavyzdys tik tai skaudesnis nuo to. Ką reiškia akultūracija šiuo atveju iš viso, ką reiškia, tarkim, nes Lietuvos situacija ypatingai kažkokia jinai užaštinta iki kraštutinumo, jinai yra kritinė, jinai paskutinė. Nebuvo galimybės jokio, reiškia, iš esmės, tu galėjai būti, na, iš esmės beveik kaip karalystė renkantis, arba vienam karaliui tarnauja, arba kitam, ir negali. Normaliam paprastam gyvenime tai truputėlį galima čia biškį vienam, truputį kitam, tarkim, čia ciesoriui, čia vadinasi, čia dievui, o būna situacijų, kad arba. Ir Lietuva buvo privesta pastatyta į tokią situaciją. Ten te buvo galima, reiškia, būt lietuviškoj kultūroj radikaliai tik. Arba nelietuviškoj kultūroj, vakarų kultūroj ir nebelietuvių. Čia nėra būtina situacija. Daugybė tautų rodo, jog galėjo būti kitaip, tarkim, skandinavų tautos, tie patys lenkai, na, rusų tauta atskiras atvejis nesusiformavo turbūt jau tokiu būdu. Bet šitoj situacijai, na, stovėt vienam prieš visą pasaulį, tiesąkant iš viso, aš pavyzdžiui manau, kad jeigu, tarkim, krikščioniškos religijos patį branduolį, tą vidinį išgyvenimą, be žodžių skambių, paimti, tai jis ko gero 14 amžiui niekas taip netitiko šito padėties, kaip Lietuvos politinė padėtis tarp aplinkinių tautų. Tu esi visiškai vienas, visiškai apleistas, visiškai užmirštas. Ir niekas tavęs nebelaiko žmogum, niekas nesako, niekas nesiruošia tau padėti, niekam nerūpi tavo siela, niekas. Ir jeigu tik tau vienintelis pasiūlymas, reiškia, taip kluptis prieš mane. Ir tada iš tikrųjų, tada dalis klumpa, dalis žūsta, dalis klumpa, dalis žūsta. Ir iš paskutiniųjų ieškant išeities, tos išeities tokios abejotinos kažkokios, jos ten vienokia, kitokia. Vytautas norėjo ten, tarkim, karūnuotis, būtų kažkaip tai, tas nepavyko, žodžiu. Čia atskira visa kalba, apie istoriją negalim leistis, bet čia tarp tų dviejų mirčių buvo
žiaurus, reiškia, užaštrėjimas. Tai, ir ta vadinasi, ta akultūracija šiuo atveju iškilo visų savo žiaurumu. Ir šia prasme galima kalbėti ne tik apie 2 mirtis, bet ir apie 2 karus. Kol tai buvo karas ginklu, tai Lietuva laikėsi. Bet kai tai tapo karas tarp kultūrų, vidinis, kai jis persikėlė į tą, reiškia, vadinasi, kompaktų lygį, va šitoj vietoj pakeitus registrą, reiškia, viskas ir subirėjo. Pacituosiu Baltarusį vieną tokį valstybę. Čia vėl prisimintinas Justinas Marcinkevičius, kuris šiaip irgi šitą poeziją apčiuopė šitą dalyką. Tokios eilės jo. Pašaukite Vytautą nuo marių juodųjų, te apgręžia žirgą, te grįžta į dvasią. Pašaukite Vytautą, ką jis ten veikia, praneškit, sudygo rugiai, o raštas nedygsta. Iš tikrųjų, tai galų gale, sunku, mums ne mes teisėjai, mums sunku teisti tos žmonės, jie gyveno savo padėtį ir darė, matyt, kiekvienas geriausia, ką galėjo, kaip suprato. Ir vargu, ar beliko ten erdvės, ten po 200 metų karo kartais gali žmogus ir paklaikti, gali net nebelikti, net, reiškia, vietos šitiem dalykam, vien tik taip susikoncentruoja į kariuomenį, politiką, kariuomenę, politiką, reiškia, kad tik drebėdamas iš to, nes